Sveiki atvykę į patį geriausią ūkį, tai Vaito ūkis. Girdėjau kalbas, kad Jeremy Clarkson jau pabiški, oi, man per daug sunku ūkininkauti, parduodu savo verslą, nes pamačiau, kad kažkoks lietuvis, Grincevičius, pasidarė savo ūkį ir plėtoja. Dėl to jis pasitraukia, o Vaidas į aukštumą šauna. Kodėl esu geros nuotaikas? Pirmas dalykas. Kelių neprišikau. Antras dalykas, dėl to, kad nusipirkau silikoną 300 laipsnių, kuris man užklijuos durelės ir mes pamiršim tą pečių ramybį iki pirmo kūrimo, nediskutuosim. Šitam, net title aprašymė šitam video nieko nebus parašyta, kad kažkas su pečiu. Mat, šitie du pagaliai kaip laiką man kol kas pečių. Atrodo labai durnai. Užlieks silikoną visur smarkiai daug, nes nusipirkau 2 pokus. Nors man tiek nereiks, bet sakau, privarysiu tiek, kad būtų per daug. Aišku, galėjau nusipirkti 1200 laipsnių silikono, kuris galėtų dar geriau laikyti visus šitus dalykus, bet nereikia. Kodėl? Nes aš kartą į priekį pagalvoju. Visų pirma, brangesnis jis yra. Ugnis eina kaip? Į kaminą pusę. Tai čia bus visas didžiausias karštis, visas šaršalas šitoje vietoje. O šitą vietą kur? Daug dievė, cigaretę galėtum prisidegti nuo tų durelių. Nelabai smarkiai įkais, o jeigu įkais, gali iki 300 laipsnių įkais. Gal ir įkais. Kaip vas tai bus? Ką padarysi? Pamirškim tą pečių. Užklijuojam ir eisim prie pačio smagiausio dalyko. Darysim takelį. Nes man pas mus dabar kaip ant paliečių, mes vaikštam kaip per karą. O mes norim, kad būtų per akmenis vaikščioti. Jeigu su arkliu važiuosi su vežimu, geležinis ratas, kad dundėtų, duk. Ir tada gal galvoju, pasimatuosim, pasižiūrėsim, kurioje vietoje mums reikės dirbų daryti. Dabar, kadangi žemė yra per daug biški šlapia ir visi ūkininkai mane iškart pakarto, jeigu sakytų, kodėl tu žemės jau daraisi, žemės vartaisi, kai dar yra šlapia taip smarkiai. Aš nežinau, nes aš esu durnelis. Va, pažiūrėt, kaip kirvis. Čia matau, kad tėvas biškį pašlifavas su bulgarikė. Šoks Illuminati ženklas. 197 matau parašyta, bet nežinau, kas toliau parašyta. Nieko net nėra, nesuprasi. Čia įdėjau metalą. Rodysi, kam įdėjau metalą. Turiu laboratorinę stotelę, čia elektrą paduodu. Kirvį įdedu į centrą vandens, kad nieks nesiliestų ir uždedu minusą ant kirvio. Viskas užsideda, o pliusas, matot, va čia yra dar sudėti ant kitų metalų. Pliusą užsidedu iš visų pusių, tokias blekutės iš visų pusių, bam. Ir kadangi kaip elektra eina iš minusą į pliusą, nori ten pabėgti su šūdai, taip ir ištraukia. O kad būtų geresnė elektrolizė, kalcinuotą sodą įpilu. Verda, geriau dirba ir nutraukia susrūdės per kokias 5-6 valandas. Jeigu visą dieną palikščiu šis gražiai nuvalytų metalus, visai įdomus principas. Labai paprasta. Čia visiems paaiškinu, kurie net ir durniukai jau suprastų, kaip padaryti. Čia kad nesakiau, kur katodus, anodus, ten rašo internete. Prijunkite anodų, prijunkite katodų. Blet, pliusus, minusas, aiškiau ir nebūna. Viskas. Užsidedi minusą, o pliusą uždedi ant metalo, kurio tau nereikia. Nes vienas nuo minuso rūdis nueis ir ateis rūdis ant pliuso. Tai tie visi metaliukai, kurie čia idėjai, jie tau suges. Jie bus va tokie, kiek buvo įmerkta, va rūdis visi nukirvė. Prie čia prilipo. Čia irgi va šitai va, kas lyka iš jų. Bet pliusus, kas lyka iš pliusą. Parodysi avelės, kad ūkį mes plečiam. Pažiūrėk, kiek gražus mažiukai yra. Va ten va velniukai, vienas su ragais, kokiais aukštadėliais. Kiek daug daniuko. Gražus, švaras, nors imk ir kelnes nusmauk. Dėkingi, ne? T3 apžvalga. Matai, kaip čia dar išpūvė. Čia reikia dabar išpjauti. Šitą susigaudėm. Dabar galėsim čia pjauti. Čia tiek daug visokių dalykų yra išpūsi, kad net neįsivaizduojat. Čia visas toikai biška patinė papūvus. Irgi užvyrint. Visai gražiai atrodo. Mats biški toks plišiukas. Didesnis gaunas. Kodėl taip gaunas? Nes buvo gautas vos į galą jisai. Ir yra netitikumų. Ir čia taip jau neištampysa. Tas plišiukas čia užsidės tokią tarpinytę. Užsitinkos. Nesimatai, žinai. Aš esu profesionalus restauruotas mašinų. Jeigu kažkam kitam restauruot, valinkį šį, blėt. O savo, ką aš noriu, tą galiu daryti. Galiu žaistis. Pažiūrėt, kaip šitą pusę išdraskyta. Irgi. Stondas metalas, švarus, geras. Prie jo prisvyrins. O tokia stoikė. Kažkaip ne ventina, bet inteina jinai. Įeina į vidų ir užsidės. Netyčia nusipirkau 2 vienodas kardas. O man reikėjo vienas durim specialios kardos. Identiška tam, tik be šito. Tai ką mes padarysim? Tiesiog nusipjausim, bet bus gerai. Užsidėjęs, viskas tvarkoja ir gražiai atrodys. Nieko baisaus, nesiseka nesupūs. Va šitokiais tepsiu.
Nu ir gerai, blėt, nesigaus. Nu tai ką padarys. Man aš jau pats jau viltį praradęs biškis. Noriu tą pečią pasidaryti ir aš noriu pamiršti. Aš nebegaliu užmygti jau. Tu durnas. Taip, kad taip žmogus gali ir nusdaigoti save. Gerai, kad raudoną nusipirkau. Netaip matysis. Galvau, kad bus juodas. Nu, reikia atrodys kaip molis. Aš negaliu patikėti, kad žmonės galvoja, kad mes užsidegsim su tą pečią. Pradės kaip taip galima sudegti, aš neįsivaizduoju. Mes gimėm ant laužų. Kaminus visą laiką buvo prakiūrus namų, eidavo liepsna. Niekas neužsidegdavo. Tiesiog reikia laiko atsikelt. Jauti, kad smalkės, kad jau nebegali atsikelt pusę veidą supoliruotą. Reikia kitam žmogui, kad... Visas kitas iš karto jau stojas, jau žino. Skudrą reikia pasimti man. Nusivalyti plytas, kad būtų švaru ir be dulkių, nes tai prašo instrukcijų. O mes viską darom pagal instrukciją, kaip pečiusgi. Į pečių aš dar žvyrą pridėsiu, dar pakelsiu, dar su gratelės kažkada padarysiu, žinai. Bet jau video nefilmuosiu, kad darysiu gratelę, nes aš nenoriu, kad ten žmonės galvotų, kad mes pečių, žinai, darom 8 savaitės. Bus gerai. Gerą pavasaris. Šilta jau daras po truputį. Čia biškis susikels, tą plytą reguliuoja mum aukštį apačioj, kur yra. Ir matot visi, akim išpustom. Ir po to, kai jau laikysis, aš ten dar užmoliavosiu biškis su betonu. O eik tu, na. Ant plytų užtepu. O, kaip skaniai kvepia. Va šitai. Gerai, kad 2 nusipirkau. Nuvalom. Gerai. Dabar pats sunkiausias darbas. Rankas draba. Nedraba. Judinu specialiai. Blėt, laikas, žinok, nieko nebegaliu keisti jau. Palikinu, ar taip prispaudžiam. Gerai, kad pasirašym pagaliukų daug. Žiūrėk, pečius kaip paprastai, blėt. Rašė, komentavo, blėt, dabar visi bus patenkinti. Niekas mums nieko negali pasakyti, dabar profesionaliai jau padarytas pečius. Žinok, biškai paimsi pertiklį. Eik, tu, na, ko man daryti visus pirštus, taip pat. Suvalyt. Mokyklas tolėtai. Pabaigiam. Pečius pabaigtas. Nudažys ten. Padarysim, kad būtų gražu. Dabar tikrai, gal piškitas pertiklis ir išėję per smarkiai, bet taip turi būti. Grotelės viduj dar bus. Aš ant grotelių ugnį auginsiu, deginsiu jų, kad visa kaitra būtų. Ten tik apažiai žarijas birės. O žarijas birės ne tik ant mato to betono ir tos plokštės. Dar uždėsiu tokį sluoksnį šamotinių plytų ir dar žvyrą pripilsiu. O tame esmė. Kažkaip neišsiklauso žiūriu. Man reikia sakyti ir su pagaliu duoti per kupro, kad jie informaciją tiesiog įsisavintų. Taigi tau sudegs, grinai ant grindų, ne ant grindų, ant plytas dar vieną, sako, per viršų pakel. Aš minėjau, pačiai pradžiai video sakiau, nenoriu per plytą pakelt tam, kad man pečius netrodytų ilgus kaip kaminas. Šis, tokio aukštumo. Man nereikia tokio aukštumo, aš norėjau gražaus 3 plytų pečiaus. Žiūrėk, ką pastebėjau, vandeniukas jau patruputį grįžta į savo normalesnės vėžės, jau jisai sako, aš nebenoriu smarkiai taip bėgti, kaip pavasarį buvo. Ir dabar aš nepamenu tiksliai, iki kada jis bėga, bet manau, kad mes spėsim pasidaryti ratą, kuris sukasi. Praeitą kartą, kai buvom atėję, buvo iki čia vandens. Ir galvoju, va šitoj vietai eis mūsų tiltas. Matot, kur tie 2 medžiai yra. Mes juos natūraliai pašalinsim su benzapjūklu, nes čia yra tinkamiausia vieta į pusę perėti, kad vilkų medžioklin man. Reiškės, kad toj vietoj eisai takas. Čia šitaip, toks lankeliu net gali eiti. Ir va čia, namo pas tėvus, labą dieną, šitom pusėm turi eiti. Toks kreivesnis, sakyčiau, net netiesus, išsišakoja, kaip Paul Walkerio su vynu dizeliu išsišakojimas. Ir viskas, išsiskiria keliai. Darysiu čia tik tai pradžiai, pasižaidimui, žiūrėk, čia žolytė auga. Išsikasim ir va taip va. Pabiški vis mažės akmenų, kol nebeliks. Tai pasidarom dabar tiesiog priekį, kur mes daugiausia vaikštų. Atsineškim kastuvą, atsižymėkim ribas ir tada spėju, tu tiesiog ant stovo padėsi kamerą, aš vienas kaip debilas kasiuosi, ne? Mi kas ir tu kas. Gaila pas mane nepaina. Tu dar su tėvais gyveni. Labai geras juodžemis. Tenka iš karto šiltnamius dėti. Čia šitoj vietą duobė, man tokia yra. Galima užkast šitą vietą. Dabar čia akmenukus sudėsim. Aš nebus čia lygų. Čia galiu eidamas kojas išsisukti. Bet kaip akį bus gražu. O šit sukmo. Gražus. Lygus.
Nebeturim iš ko. Šitas kulkšnių laužytojas. Karvės šūdus vadinamas. Viskas nebeturiu ko. Nebesugalvoju, man tai. Viskas pasibaigė bairiai. Dabar reiks eit vartytis. Va šitą galima iškart pasidėti. Ant kojas, nago. Stovi šitas. Tobalai. Ką aš galiu pasakyti? Antras. Žvyrą prisipils, išlindę, gražu, ten kampan. Eik tu savo, kaip gražu, negaliu patikėti. Noriu flegą padaryti. Blet, bet jau užsenas jaučiu. Blet, anksčiau lengvai padarydavau. Bet turnelis biškai, jau norėjau daryti flegą. Man vaikas būdavo, aš saltūks vaidavau. Blet, bet gal padaryčiau. Ne, sakiau, bairį nebeturi, eini vartytis. Iškapstyti reikia. Va, kiekvienas akmuo atranda savo vietą. Va čia matau, kaip koja laš. Viskas, tobalai. Apkapstam. Dabar privešim didesnių akmenukų vėl ir galvojam, tarp akmenų žvyrą pripilt, vis tiek lieks kažkokių tarpelį, netobulumų, išdik žolyčių tarp akmenų, dar pridės gražesnį akcentą. Varom akmenų. Pabaigiam akmenų klojimo procesą. Kringeliai dabar čia viskas judės, kol atsistos į savo vietą. Dabar varom žvyrą prisipilt į mūsų tačką ir visur prisipilsim čia. Kol biškai akmenukai mažiau bus išlindę, jie neturės kur labai judėti. Kaip pingvinai dabar iš šonus jie maskatuoja. Kaip matas, mūsų išeina biškai iš šono. Kaip ir planavom. Čia nėra, kad blogai, nes mes į tą pusės laiką einam. Neprotinga būtų darydavo tiesiai. Kai būna miestas, padaro gražiausius takus, tai formam visur, o žmonės tiek per pievas vaikšta. O mes ganai ant pėdų padarėm, kur mes vaikščiau. Ir ateityje dajunginėsim, jeigu kažkur mums reikės. Arba akmenukais, arba tiesiog takelius padarysim ir padarysim tokius iš žvyro takelius. Eis, kad palaikytum. Užkelsim kažkaip po to. Karšta, galiu sakyti, žiemą geriau buvo, kaip -20. Nereikėjo filmuoti, vėliausiai kompiuterį žaisti. O dabar matai, reikia dirbti jau. Žiūrėk, aš turiu kibirą vandens. Na va, košę, blėt, padariau čia aplinkui, labai nemalonu vaikščiot. Dar porą kartų palis lietutis, dar įeis akmenukai savo vietą. Jeigu reikės, dar žiūriuką papilstysiu. Šiandien nevartysim, kaip ir minėjau, žemėn, nes turbūt praranda kažkokias savybės, reikia palaukti biškį. Vos pradės dygt žolelę, sveikinti su saulutė. Šitas yra 1,22 m pagalys. Galvoju, va tokį atstumą. Pasižiūrėsim, ar praktiška. Ateinu, bliam, nuės biškį toliau. Čia nuo šitos vietos 150 darysim va tokią dirvą. 2 metrai va šitai paės tiesiai ir gausis 3 metrai į tą pusę, tai 2,3 metrų. Rimtai? Kokią tu galvoji? Vaizduoju, bus kaip 5 kart kaip namukas. Čia bus mūsų tiesiog miežių dirva. Jeigu mes norėsim dar kažką plėstis, mūsų ūkis klestės. Mes atsižymim dar. Čia kaip per žaidimą, žinai, mes dabar užsižymim 2,3 m.
Vieną žmogų pristatai prie jo, jis eina, dirba. Tai čia 2 metrus ant 3, čia prižiūrėti miežius, žinai, čia veiklos yra. Pažiūrėk, kiek mes galėsim plėstis, pasižiūrėk šitas plotas. Panaudojam 2,30 m. Čia tiek grūdų bus, 20 litrų alaus. Negu į tą pusę labai eida. Nu, leidimą nėra gauti. Iš kito ūkininką. Reiks iš tėvo žemės pirkti. Kol kas galiu išmėti tik 2 metrus ant 3. Ir aš buvau sukirtis jau rankams tėvo. Ar vartyti šiandien? Ne, iš pradžių sakėm, nekasiosim, nevarpysim, nes nesveika. Bet žiūri, ta žulytė jau tokia jau gyvuoja, nuspręsta yra suvarpyti. Ir dar mes laiką daug turim. Tikrai šiandien anksti atsikėlėm nuo 7, atvažiavom anksčiausiai, kaip durniai čia patarėm taką. Takas padarytas. Tai apsvartom ir žemelės. Nebus čia tik tai paskutinis mūsų laukas. Mano planos yra dar vieną lauką pasidaryti. Šitoje vietoje didesnį. Šitoje vietoje gal dar pasidarysim. Nereikia labai iš karto daug apsiriepti, po to nieko nepasidarai. Čia gausis kaip dirva iš rūdinio apvarpyta. Dabar mes varpam pavasarį. Joks durnėlis dar taip nedaro. Aš visą laiką atžagariai viską. Darau viską kaip kiti nedaro, bet vis tiek gaunas. Neišlaikys, namukas nestovės. Kuo puikiausiai stovi. Neįsivaizduojat, kaip tai gerai atrodys namukas. Galvoj, pas mane žiauriai gerai atrodo. Kai apauks apiniais, kaip apauks vynuogių, sodinuko, man nereikia pirkti. Net pas mes ant kiemą auga vynogis. Jau ten yra daigelių, mes juos paimsim, persodinsim. Šitoj pusėje vynogės augs. Čia ant kampą vieną apinį pasodinsiu šitoj vietoj, nes apinys labai greit auga. Per vasarą iki pat viršaus bus užaugęs, pamatysit, paminėsit mano žodį. Kažkur turi būti žmogus, jeigu tiek šunų. Eikite čia būsiai. Nusmurgeliai. Laimė. Mano telefonas! Jūs prakeikti šunis! Paskandintus telefonus. Ne, jis nieka nebusgi, čia iPhone'us, kurgi čia. Nu, Androidusgi. Batai šlapė, bet laimėta kova prieš šunis. Tai vieno nebėra. Malo įmai nepermušė. Tokie nusmurgeliai. 3 atbėga. Galvoja prie to upelį, galvoja, kad aš neperlypsiu. Ai, tikrai neįs Vaidas jau per upelį. Aišku, blėt, vis tiek atsiras, kuris 20 metų žemės varpa. O tu supranti, kad tokiai dideliais kilmais negalima palikti žemės. Tau reiks dar, žinok, pervarpyti, žinau. Labai gražiai atrodo. Mes paveiksluosim, mamai parodyti, babūtei. Va, mūsų žemės kaip išdaužytas. Dar reiktų jas geriau iškapot, mažesnis gumbus padaryti, bet ne šiandien. Dar spėsim čia apsižaisti. 2,3 m. Čia bus mūsų viena dirva, čia tik miežius sodinsim, o čia didesnė pasidarys. Ir ten sodinsim irgi miežius ir galvoju linų pasodinsim, kad virvės pasidarytų. Pasižiūrėsim turėti, kaip daro iš linų virvės, visai būtų įdomu pasidaryti pačiam savo virvę. Tai viskas, šiandien mūsų darbai yra pabaigti, pečius pritvirtintas, apie jau visiškai... Nei žodžių, nei vieną komentarą, kad nematyčiau. Jeigu kažkas parašys komentarą, reiškia, ne iki galo pažiūrėję video ir mes įduodu, ką padarysim. Jeigu kažkas parašo kažką apie pečių, jūs patys žmonės užsipulkit tą žmogų. Tiesiog gal žmogus pričiom, uždūkinam tie, kurie komentuoja kažką apie pečių. Jeigu gražus komentaras, nedūkinam, parašom. Vo. Tai viskas. Dero irgi padaryta. Šūnis išvytas iš teritorijos. Čia gali būti, kad vilkai skautus atsintė. Pasižiūrėjo, bet pamatė, kad vilkas jau yra šitoj pusėje galingesnis. Pralošė, telefonus išdžiovintas jau pas mane kišeniai. Šiandien tiek. Tai viso. Paspauskite laiką, paspauskite subscribe ir paspauskite mamytei savo ranką. Su moters diena.